realybės šou specialistas įgijau daug patirties, tapau drąsesnė ir ėmiau labiau savimi pasitikėti. Dėkoju šio projekto organizatoriams, kurie jį sukūrė ir nežadu sustoti ir toliau tęsiu laužavedybą. Labai džiaugiuosi, kad sutikau dalyvauti šiame projekte. Per šitas 12 savaičių išmokau labai daug ir aš tas žinias bandysiu perduoti kitiems, kad ir kiti tiek daug išmoktų. Labai norėčiau padėkoti šio projekto specialistas organizatoriams ir aš manau, kad šitas projektas visiems skautams suteikia labai daug. Ir labai džiaugiuosi, kad toks projektas buvo. Ačiū. Mano vardas Gabija. Ačiū Jums specialistų organizatoriam, ačiū Odetai už kantrybę, mokant mus laužavedžių specialybės paslapčių. Kūrėme šūkius, mokėmės dainų, žaidimų, viešo kalbėjimo, kūrėme atvirukus ir vedėme laužus. Ačiū už viską. Dabar drąsiau jaučiuosi kalbėdamas prieš žmones. Geriau valdau minią. Stengiuosi šiuos įgūdžius tobulinti skautiškose laužuose. Dėkoju sesei Odetai, kuri mus mokė, ir dėkoju projekto organizatoriams. Aš sesė Aurika. Mokydamasi laužavedybos paslapčių į sesės Odetos išmokau drąsiau kalbėti viešai, sužinojau, kas yra verbalika ir neverbalika, išmokau daug šūkių, dainų, žaidimų. Ačiū Jums. Aš brolis Modestas. Dalyvaudamas realybės šou projekte specialistas, mokiausi laužavedžio specialybės. Išmokau sklandžiau kalbėti viešai, supratau, kad šis įgūdis bus svarbus ateityje. Dėkoju sesei Odetai už suteiktą informaciją ir visiems specialistas organizatoriams. Gaila, kad puikusis realybės šou specialistas artėja link pabaigos. Dėkoju sesei Odetai, kuri turėjo daug kantrybės ir laiko mūsų mokyti. Jos dėka išmokau nebijoti minios ir ją valdyti. Ačiū visiems organizatoriams. Daug išmokome, bet dar daugiau išmoksime ateityje. Laužavedžio specialybės. Mokomasi visą gyvenimą. Laužavedžio specialybės. Mokomasi visą gyvenimą. Sveiki visi. Dideli ir maži, skautai ir neskautai. Gaila, tačiau realybės šou specialistas baigėsi. Ir keli dalykai, kuriuos mes padarėme per šias savaitės, tai yra vedėme laužą skirtą medienos draugoviai miške, vedėme laužą skirtą šventosios tuntai sporto salėje, būsimieji laužavedžiai taip pat vedė laužus iki mokyklinės ugdymo grupės vaikams, kurie tikimės, kad ateityje taps skautai. Taip pat turėjome mokymus, kurių metu mokėmės dalykus, kuriuos turi žinoti kiekvienas skautas, norintis tapti laužavedžiu. Taip pat stengiamės nugalėti savo baimes ir nusprendėme, kad tikrai nesustosime mokytis ir toliau tęsime savo žinių kaupimą. Ir pabaigai norėčiau padėkoti savo būsimiesiems laužavedžiams, kurie aš tikiu, kad yra patys nuostabiausi. Ir taip pat labai noriu padėkoti viso šito realybės šou organizatoriams, žinių kaupėjams, idėjos autoriams. Ačiū. Tikrai tariu nuoširdų ačiū. Ir taip pat linkėjimai visiems realybės šou specialistų dalyviams, kadangi manau, kad jūs esat šaunuoliai. Ir ačiū jums visiems, kad balsavot. Nesvarbu, kokio dydžio yra laužas. Svarbiausia, kokio dydžio laužas yra jūsų širdise, kuris skleidžia gerumą. Ir tikiu, kad pas jus širdise dega didžiulis gerumo laužas. Tad tikiu visiems